O dabar jums siūlome ekologiško daržo augančio loveliuose pradžiamokslį su Agrofirmos sėklos agronome Liucija Kunigiškyte. Kaip tinkamai paruošti žemę daigams, kad maisto medžiagų jiems pakaktų visą sezoną. Mes naudojame biohumusą, naudojame gruntą universalų ir pasinaudojame kompostinę žemę esančią iš kompostinės. Viską aš sumaišiau. Tiesiog ir dar pridėjau įgerio tokio, kurį mes naudojame. Rekomenduojame visą laiką sodinant augalus į lovelius, į vazonus, kad mums išnyktų ta laistymo tokia problema su laistymu, mes naudojame įgerį. Įgeris yra tokios granulės, šiuo atveju jos prisisotinę vandens ir tiesiog jos padeda mums išlaikyti dirvoje drėgmę. Ir, kaip Naglis sakė, yra problema su pomidorų laistymu, vadinkim. Jos tiesiog, kadangi jie stovi pietinėje pusėje, reikia laistyti. Tai tiesiog įgerį įmaišius į dirvą mes apsaugome augalus nuo perdžiūvimo ir palengviname sau dalę. Vėlgi, kas dar buvo panaudota įrengiant? Buvo panaudotos štai šitas drenažas, tai yra degtas molis. Vėlgi, degto molio granulės. Mes žinome, kad molingos dirvos visada greičiau išdžiūsta. Tai tiesiog granulės buvo įrengtas drenažas 5 cm gylio ir tas granulės likusias mes galim panaudoti tiesiog kaip dekorą, padekoravus. Drenažui skirtos granulės ne tik papuoš lovelį su augalais, bet ir išsaugos drėgmę, patarė Liucija Kunigiškytė. Kas dar svarbu ruošiant žemę, kaip ją praturtinti vertingomis medžiagomis, kad jų užtektų visą sezoną? Jeigu naudojate biohumusą, tiesiog daryti mišinį iš grunto, iš biohumuso, nes aš naudojau 100% biohumusą. Tiesiog, jeigu mes naudotume vieną šitą medžiagą, tai vieną šitą dirvožemį, tai mums būtų jisai per trąšus ir augalai tiesiog žūtų. Tai biohumusą reikia maišyti su gruntu, su kompostinė žemė, tiesiog padaryti tokį mišinuką, kuris pilnai patenkintų mūsų augalo poreikius. Kaip Liucija patartų sodinti augalus daugiaaukščiuose loveliuose ir kaip juos tarpusavį derinti? Sodinti į tokius lovelius mes galime tai daryti ištisus metus, jeigu naudosime augalus, kurie yra va štai tokiuose vazonėliuose. Čia yra čiobreliai, šalavijas, rozmarinai. Visos šitos sėklelės buvo pasėtos kovo mėnesį. Vėliau daigeliai po 3-4 savaičių buvo išpikuoti į vazonėlius ir jie užaugo šituose vazonėliuose. Ir, kaip aš sakau, mes susistatėme tuos vazonėlius ir dabar mums belieka iš tų vazonėlių, jeigu mus tenkina šitą kompoziciją, aš manau, kad tai yra neblogas pasirinkimas, tiesiog išimti iš vazonėlių ir pasodinti. Dabar kaip sodinti? Viršutinėme lavelyje turi būti aukščiausi augalai, šiuo atveju aš parinkau pomidorus, apatinėme sluoksnyje aš parinkau mairūnus ir čiobrelius. Šitie daugiamečiai prieskoniai puikiai plečiasi, jie užims visą erdvę ir galbūt dar nukars per šito lavelio kraštą. Na, šitame lavelyje aš parinkau rozmarinus, šalavijus, na ir kaip matote serentis. Serentis ne tik, kad graži gėlė, bet apsaugos jūsų augančius augalus nuo ligų ir nuo kenkėjų. Tai yra fitocidinis augalas. Kenkėjus atbaido ne tik serenčiai, į tokius lovelius ar tiesiog daržo lysvę dar galime sodinti neužmirštuolės, nasturtas, česnakus ar melisas. O šiandien šioje daugiaaukščių lovelių sistemoje bus pasodintas raudonėlis, rozmarinas ir šalavijas. Liucija į laidos filmavimą atsivežė pomidorų daigų, kuriuos mums dovanojo Agrofirma sėklos. Daigai yra auginami daugeliui mums kiek neįprastų būdų. Daigas auga prigludęs prie vazono krašto. Koks tai yra pomidorų auginimo būdas ir kuo jis naudingas? Noriu dar parodyti, kaip teisingai pasodinti pomidorų daigą. Nebijoti, kad pomidorų daigą pasodinti per giliau, nei jisai augo vazonėlyje. Na, matote, jau vieną kartą pomidorai buvo pasėti, po to daigeliai buvo išpikuoti į šituos vazonėlius ir matote, kaip krašte vazonėlio tas daigas yra ne centre vazonėlio, o krašte. Na ir dabar pasižiūrėsime, ar šitas daigas yra. Prieš tai reikia palaistyti, kaip ir visus, ir pasižiūrėti, kokios kokybės daigus mes sodinam. Labai svarbu yra, matot, kiek daug šaknelių. Ir tas pomidorų daigelis buvo pasodintas įstrižai. Matot, kaip visos šaknelės yra
Tiesiog eina į vieną pusę. Tiesiog eina į vieną pusę ir daug pridėtinių šaknų, didesnis maitinamasis plotas, mūsų tikslas, kad pomidoras turėtų daug šaknelių. Vėlgi pašalinti reikia šituos 4 lapelius. Ir vėlgi sodinti ne tiesiai, nebijoti, bet sodinti įstrižai, kad jisai dar kartelį mums užaugintų papildomų šaknelių. Nebijoti, kad jisai va taip atsiguls mums, jisai pakils. Ir pradžiai įsmeigiame atramas, tiesiog keletą dienų dabar jie pabus ir supras, kad jiems reikia stiebtis į saulę, tada mes galėsime juos kiek parišti. O iš kur jie dabar išleis tas atžalas, Liucija? Iš stiebo. Dar iš stiebo iš apačios išleis atžalas? Taip, pomidorus galima dauginti tiek sėklomis, tiek vegetatyviškai. Čia tiesiog tai būtų vegetatyvinis dauginimas? Jo, tai būtų papildomai. Iš sėklos ir plus vegetatyvinis dauginimas, tiesiog 2 viename. Dar norėčiau pasakyti, nereikia bijoti, jeigu jūs turite, tarkime, atžalą ir jūs pritrūkote pomidorų daigų, kažkur tai vienas nunyko ar ką, tiesiog galite laužti išaugusią atžalą ir panaudoję augimo aktyvatorių, palaistę ar pamirkę prieš tai, tą atžalą įsodinti į žemę ir jums ta atžala išleis šaknis. Pasodinti augalai bus nupurkšti augimo aktyvatorium. Jis padės daigams atsigauti po persodinimo, dar augimo aktyvatoriaus galima įberti ir sodinant, arba prieš sodinimą pamirkyti sėklas ar daigų šaknis. Dar agronomė sako, jog po pasodinimo tokį daržą reikėtų 2 savaitėms uždengti agrodanga. Agrodanga sumažins stresą saulėje augantiems augalams ir neleis išdžiūti žemei. Šiuo metu dar galime sėti įvairias sėklas į daigyklas ir taip papildyti savo augalų kolekciją visai vasarą. O gegužės pabaigoje mes dar galime sėti į daigyklas. Ką jūs patartumėte sėti? Aušra, aš patarčiau pasėti bazilikus, kuriuos jūs vėliau galėsite panaudoti šitoj daigyklos tarpam užpildyti. Nes kalbant apie bazilikus, noriu pasakyti, kad bazilikai yra patys aromatingiausi švieži. Ir ne veltui bazilikas yra vadinamas prieskonių karaliumi. Pomidorų skonis atsiskleidžia tik tai su bazilikais, jie yra patys skaniausi, kai mes pagardiname bazilikais. Todėl čia mes nepasodiname, dabar mes pasėsime ir jie sudigs po 14 dienų ir tuos daigėlius mes galėsime sodinti tiesiog į mūsų daigyklą. Vėlgi aš paėmiau klasikinius bazilikus, tai yra plačialapių, salotinio tipo ir kurie yra aromatingiausi. Bazilikų yra įvairių, kuriuos mes auginame vazonėliuose vėlgi, o tie plačialapiai bazilikai yra patys, vadinkime, aromatingiausi. Aš juos ir pasėjau. Na ir dar vieną augalą pasėsiu tokiu, galbūt nekeliančių susižavėjimo pavadinimu, tai blakinė kalendra. Na, visi galvoja, kad ten tos blakės, kažkaip tai blakių kvapas, bet tai vėlgi nepakeičiamas prieskonis. Na, kai kas dar žino šitą prieskonį pavadinimu kinza. Ir naudoja jį šašlykams ruošti, vėlgi visokiems vasaros kepsniams. Tai vėlgi žolė iš tikrųjų pagardys mūsų vasaros kepsnius. O tai yra, aš parodysiu sėklelės. Sėklelės yra tokios apvalios, baltos. Ir vadinama, kai kur naudojama kaip lietuviškas pipiras. Pasėtas sėklas taip pat palaistome augimo aktyvatoriumi ir užberėme maždaug 1 cm žemės mišinio sluoksniu. Labai svarbu, jokių būdų negalima, kad pasėlis išdžiūtų. Kartais būna taip, kad labai mums sunku kontroliuoti tą drėgmę, mes pridengiame savo pasėlius įvairiais ten maišeliais, dangteliais. Na, aš irgi pridengsiu šitą pasėlį dangteliu, bet va, štai tokiu gražiu dangteliu, kuris turi netgi vėdinimo angas. Mums, jeigu mes išvykstame ilgesniam laikui, mums nereikia rūpintis, kad mūsų pasėlis perkais, perdžius. Tiesiog išvažiuojant mes atidarome tas angas. Jeigu staiga nukrito temperatūra, nebešviečia saulė, mums reikia, kad būtų pasėlis apsaugotas, išlaikytų temperatūrą, mes uždarome. Po 2 savaičių pradės daigeliai dygti, praėjus 3 savaitėm mes paaugusius ūgtelėjusius daigelius perkelsime į šitą daigyklą. Sodinant augalus svarbu žinoti, kiek reikės vietos jų šaknų formavimui ir augimui. Štai, jei balkone ir terasoje sumanysite auginti mėtą, jai prireiks 10 litrų vazono.
Na, į šitą 10 litrų vazoną, kadangi čia nėra tokio atviro daržo, o viskas auginama vazonuose, aš norėčiau dar pasodinti mėtą. Augalą, kuris užauga 50-70 cm aukščio ir šitam 10 litrų vazonė jis puikiai jausis. Todėl, kad mėta yra gan agresyvus augalas. Auginant jį darže, jisai labai greitai plečiasi ir užima ir tą vietą, kur mes nenorime jo matyti. Dėkojame agrofirmai Sėklos už dovanas, o netrukus patarimai, kaip išspręsti šlaito ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo problemą ir kaip savo rankomis sukurti dekoratyvinės sienas. Ir dar konkursas mūsų žiūrovams. Kviečiame dalyvauti laidos Svajonių sodai konkurse ir išrinkti ūkiškiausią laidos herojų. Daiva Rudokaitė, Sandra Daukšaitė, Gintaras ir Donata Rinkevičiai, Vaiva Mainelytė, Liudas Mikalauskas, Kristupas Krivickas, Aleksandras Ivanauskas, Deivis ir Renata Norvilai, Džiugas Eurusaitis, Violeta Mičiulienė, Naglis Šulija, Laima ir Dalius Mertinai, Kristina Andrėjauskaitė ir Gediminas Girdvainis, Saulius Balandis, Karina ir Saulius Kampinai, Donalda Meiželytė, Arūnas Storpirštis, Aušra Štukytė, Vaida Genytė, Evelina Sašenko, Inga Norkutė ir Aurimas Žvinys, Aldona Bendoriūtė ir Nerijus Gadliauskas. Išrinktas laidos herojus nutars, kam iš jūsų atiteks dovana – sodas ir apželdinimas. Laukiame laiškų su jūsų aplinkos nuotraukomis elektroniniu paštu. Konkurso draugas – Zapyškio medelynas Kika Flora. Naujausios augalų mados jūsų aplinkai.